Sveiki, bičiuliai. Tai kaip įprasta noriu pasidalinti, ką atkreipti dėmesį ateinančią savaitę. Taigi, nepalankiausios savaitės dienos išeina antradienis ir sekmadienis, todėl kad antradienį Mėnulis bus silpniausiai savo padėtyje, tai būtent tai susiję ir su ketvirta Mėnulio diena, kada mes galim jaus daugiau emocijų, negatyvo, pykčio. Gali būti sunkiau kontroliuoti savo emocijas. Na ir sekmadienį išeina irgi 9 Mėnulio diena, kada irgi nepalanku kažką tai pradėti naujo, tiesiog tom dienom mes galim priimti neteisingus sprendimus. Na, o visos kitos savaitės dienos vidutiniškos, bet kol kas po saulės užtemimo kažką tai pradėti svarbaus būtų ne pats palankiausias metas. Tai būkit laimingi, geros savaitės.